Sveiki, sveiki, kurie prisijungėte ir kurie žiūrėsite šitą įrašą. Būtent šiandien noriu pristatyti Yes Global kompanijos atlygio plano dalį, pagrindinę dalį, iš kurios ateina būtent greiti pinigai ir kuriuos mes pajaučiam iš karto, kaip tik tai pradedam dirbti. Ir kiekvienas atėjęs į kompaniją turi tam tikrų tikslų, planų, svajonių. Vienam reikia papildomų pajamų, kitam reikia pastovių augančių pajamų, kitam reikia pasyvių pajamų, kažkas nori vaikus į mokslus išleisti, kažkas automobilį įsigyti, kažkas namus nusipirkti, kažkas labai mėgsta keliauti. Svarbiausia, ką mūsų dar kompanija padeda išspręsti, tai turėti sveikatą, sveikame kūne, tai mes turime gerą sveikatą, kadangi turime labai gerus produktus, bet šiandien būtent apie uždarbio galimybę, kad galėtume įgyvendinti tikslus, kurie surišti su pinigais, jeigu jūs pasirinksite mūsų kompanijos sistemą darbui ir uždarbiui. Tai pradėsime nuo to, kad tinklinės rinkodaros pasirinkimas yra labai svarbu ir yra viena taisyklė 1%, 9% ir 90%. Tai galiu pasakyti, kad mūsų kompanija vis dar yra šiandien dienai 1%. Tai yra, kad kadangi kompanija tik tai 2023 metais išėjo į rinką, atšventė šiais metais 2 metus vasarą, tai yra Europoje irgi yra pati pradžia. Jeigu nuspręsite pasigilinę prisijungti, tai šita taisyklė labai svarbi. Kompanija atėjo į Europą tik išėjus į rinką, ko niekada nebūna. Visos kompanijos pabūna, jeigu jos iš Amerikos, tai jos pabūna visose kitose šalyse ir tik tada ateina į Lietuvą. Tai mes galime pasidžiaugti, kad mūsų kompanija pradėjo eiti į Europą per Lietuvą ir labai ankstyvoj savo įsikūrimo stadijoje. Tai jūs prisijungę dabar, kaip aš sakau, vis dar būsite pirmi tarp pirmų, paskui 3, 4, 5 metai jau daug žmonių apie tai žinos, po kokių 5 ar 3 metų priklausys, kaip mes, tie, kurie esam prisijungę, kaip mes aktyviai dirbsime, bet galiu pasakyti, kad šita taisyklė, jinai veikia ir šiandien pats metas pridėti sprendimą ir pridėti tam tikrus veiksmus ir šiandien pamatysite, kodėl tai labai svarbu. Galiu pasidžiaugti, kad kompanija atlygio planą labai sistemingai skaičiavo ir tai darė ne vienus metus ir jisai buvo netgi pagerintas mums prisijungus prieš metus. Tai pirmiausia, ką mes turime, tai pakvietimo bonusą, kada mes surandam partnerį ir jisai nusprendžia prie mūsų prisijungti. Tai bus pirmas jūsų atlygis, paskui kompanija moka registracijos atlygį vien tik dėl to, kad mes į sistemą suvedam duomenis. Paskui trečias būtų, kada mes pradedam, jeigu nuo mažesnio paketo ir pasikeliam paketą, vėl jūs gausite atlygį, jeigu jūsų partneris tai padarys. Ir turime binarinį bonusą, kuris irgi augant komandai labai svarbus ir apie jį šiandien pakalbėsiu. Tai būtent apie šitus 4 šiandieną kalbėsiu, bet dar yra jau, kad atsiranda komanda ir komanda pradeda uždirbti mečo bonusas, paskui papildomi pirkimai kiekvieną mėnesį, be galo dosnus atlygio planas, kurį mes kitą kartą pakalbėsim, turim daug informacijos apie tai. Lyderiavimo bonusas, kada mes darom rangus labai dosnus ir, aišku, valiutos bonusas, padirbus 3 metus kompanijoje, jau yra grinai jūsų pasyvios pajamos. Tai dabar apie pirmus 4 iš eilės. Pirmiausiai, mūsų kompanija prisijungimas yra per startinius rinkinius
Ir jų yra 3, kalbėsiu apie 3, yra ir 4, bet mes Europoje su juo nedirbame, jis daugiau skirtas Afrikos šalims. Tai pirmas paketas skirtas verslui, kada partneris tikrai nusprendžia, kad jisai dirbs ir į tai labai rimtai pasižiūri, tai jūs gaunate net 26 produktus susimokėję 884 eurus. Tai yra unikali galimybė startuoti ir iš karto pajausti pajamas. Sekantis paketas būtų Bulderis 12 vienetų, gaunate produktų, pasirinktinai produktus ir vienam ir kitam pakete ir susimokat 400 eurų. Ir lyderio paketas jau daugiau toksai, kaip sakyčiau, vartotojo, kuris nori tik paragauti. Jūs gaunate 3 produktus, susimokat 102 eurus ir paskui jau galite pastoviai pirkti. Ir parodysiu, kaip iš lyderio pereiti į pionierį, jeigu vis dėlto nusprendžiate daryti verslą. Ir dabar labai paprastai atrodo, čia viską aiškiai surašiau. Jeigu jūs pasirinkot, pats atėjote su pionierium, ką jūs gausite, jeigu jūs pakviesite pirmą pionierių, jūs gausite 234 uždarbio eurus. Jeigu jūs pasikviesit Bulderį, gausit 93,60 ir jeigu pasikviesit lyderį, gausit 20,70 eurų. Čia padariau, kadangi į mūsų komandą jungiasi visokiais paketais, kad jūs matytumėt, kai jūs esat pionierius, kokį jūs gaunat komisinį ir viso užregistravus skirtingais paketais 3 žmonės, jūsų balanse atsiras 348 eurai. Jeigu jūs esat Bulderiu, užregistravus tą patį pionierių, jūs gausit 163 eurus su kapeikom ir 70,20 eurų jums eis į atnaujinimo sąskaitą. Tai reiškia, kada jūs nuspręsit iš Bulderio pereiti į pionierių, šitie pinigai jūs juos galėsit panaudoti. Toliau registruojant Bulderį jūs gaunat tiek pat, kiek ir esamas pionierius ir registruojant lyderį gaunate tiek pat. Iš viso užregistravus 3 partnerius gaunate iš karto 278 eurus ir 70 eurų jūsų atnaujinimo arba upgrade'o, mes dar kaip sakom, sąskaitoj pakimba tie pinigai. Toliau, jeigu jūs esate lyderis, nusprendėt pradėti nuo lyderio, ar galimybės jūsų tokios, ar toks sprendimas visai nesvarbu, registruojant lygiai tokius pačius paketus, kaip ir su pionieriu, ką gaunate iš karto, tai 101 eurą, jeigu pionierių, ir atkreipkite dėmesį, 132 eurais kapeikom nusės jūsų upgrade'o sąskaitoj, registruojant Bulderį gausi 64,28 eurai upgrade'o sąskaitoj nusės ir su lyderiu ta pati suma. Ką jūs gausite iš karto 186,90 ir 161 pas jūs bus upgrade'o sąskaitoj, atnaujinimo toj sąskaitoj, kada jūs iš lyderio nuspręsit pereiti arba į Bulderį, arba pionierių, tuos pinigus panaudosit. Tai irgi yra, galiu pasakyti, labai didelis pliusas atlygio plane, už tai, kad kitose atlygio planuose, jeigu tu nori tapti aukštesniu paketu, jį visą pilną turi pirkti, ir pinigai, pavyzdžiui, skirtumai nukeliauja arba iki kompanijos, arba viršui stovinčiam partneriui, o čia viskas lieka pas jūs. Tai yra labai didelis pliusas. Antras komisinis, kaip aš sakiau, registracijos, kurį mes suvedam į sistemą, aš pridėjau papildomai, nes jisai įkrenta tą pačią sekundę, tai būtų 19,50, jeigu jūs esat pionierius ir registruojat pionierių, jeigu registruojat Bulderį 9, jeigu registruojat lyderį 2,25 €, iš viso jūs gaunat papildomai $30 užregistravę 3 partnerius vien dėl to, kad jūs suvedėte į sistemą duomenis, ne, pats užregistravot. Ir iš viso jūsų bus uždirbta
Dabar bulderis, kada jūs esat bulderis, registruojat pionierių 15 virš euro, kada bulderį 7 eurai ir kada lyderį 1,80 lygiai taip pačiai. Kada jūs registruojat lyderis, būdamas pionierių, atkreipkite dėmesį, gaunat 11,70, už bulderį 5,40 ir už lyderį 1,35 €. Kodėl tos sumos skiriasi? Todėl, kad paketų dydžiai skiriasi ir procentaliai kompanija moka. Ir gaunasi, atkreipkite dėmesį, jeigu jūs esat pionierius už registracijas, tuos pačius paketus registruojant, jūs gaunat virš 30 eurų, jeigu esat bulderis 24, o jeigu esat lyderis tik 18. Ir va šitas skirtumas jau pas jūs niekur nenusėda. Ir viso jūs būsite, esant pionierių, uždirbę 3 partnerius užregistravę, tik už registracijas jūs būsit uždirbę 379, jeigu esat bulderis 302, jeigu esat lyderis 205. Atkreipkite dėmesį, padariau sąmoningai tuos pačius paketus, kad jūs pamatytumėt, ant kiek yra didelis skirtumas. Kodėl aš sakau, jeigu jūs ateinate verslą, jūsų pagrindinis tikslas turi būti tapti kuo greičiau pionierium ir neprarasti tų pinigų. Pažiūrėkit, 379 ir 205, koks yra skirtumas. Aišku, nusėdo kažkiek pas jūs ir upgrade'o sąskaitoj, bet vis tiek skirtumas gerokai virš 100, kurie negrįžtamai gali pas jūs kaip ir nepasinaudoti tie pinigai. Tai už registracijas pinigai nepasinaudo ir taip toliau. Labai aišku, ta upgrade'o sąskaita yra gerai, jinai pagelbėja, bet geriau, kad iš karto priimti sprendimą, jeigu ateinate į verslą. Tuo labiau, kad jūs gauna daug produktų, kada žmogui pradeda dalintis, jisai sako, noriu, jūs iš karto jau galite jam suteikti galimybę įsigyti produktą. Dabar trečias atlygio planas, tai pas mus komisinis, tai yra už atnaujinimo. Kada jūs esate, pradedat nuo lyderio, ir tai, kaip ir sakau, labai yra pas mus gerai, kad tokia galimybė yra, jūs gaunate 3 vienetus, susimokat 102 eurus ir gaunate produktus pabandyt. Bet jūs pamatėt, kad jūs patiko, jūs norite pradėti dirbti, ką jums reikia padaryti? Dasimokėti produktų, nusipirkti dar už 270 CV, tai 306 eurai, bus skirtumas iš bulderio, kuris kainuoja 408 eurai. Ir jūs gausite dar 9 vienetus produktų ir tapsite jau bulderiu. Sekantis perėjimas iš bulderio, tai skirtumas iš pionieriaus į bulderį 420 taškų, jūs dasimokat 476 eurus ir gaunate net 14 produktų. Ir toliau jūs turite produktų, galite dirbti ir tampate pionierium visam laikui. Bet šitas tapimas pionierium, kodėl jisai yra gerai, kad jums daugiau niekada nereikės atnaujinti to produkto, tai yra to paketo savo to, ir juo jūs, kai pradėsite dirbti, jūs gausit maksimalų atlygį, koks gali būti visapusiškai. Ir visai nesvarbu, kokiais paketais partneriai pas jūs ateis. Ir sekantis komisinis, kurį norėjau dar šiandien jums parodyti, kuris labai svarbu, kokiam jūs pakete esat, tai yra binaras. Kadangi pas mus yra ir linijinis, ir binaras kompleksiškai padaryta, binaras jau galėčiau pasakyti labai jaučiasi tada, aišku, kada ir jūs statote komandą, bet kada jūsų partneriai pradeda statyti komandą, jūs labai pajausite šitą komisinį, kai tu atsikeli ryte ir pas tavę jau yra pinigų, vien dėl to, kad partneris užregistravo. Tai dabar kaip atrodytų viskas, bet jūs esat pionierius, bet čia labai labai svarbu, atkreipkite dėmesį ir tai parodysiu.
Jūs esat pionierius, įsivaizduokit, kad kairiai pusėje pas jumi yra jau pristatyta čebenaras, ane? Pristatyta žmonių, juos galėjo pastatyti viršui stovintis, arba jūsų sponsorius, arba jūs patys, ir jūs į dešinę pastatot pirmą žmogų. Pastatot pirmą žmogų pionierių. Jisai turi 780 taškų ir jūs už binarą, kad pastatėt į mažesnę koją, gaunate beveik 94 eurai, ten be 40 centų. 12% nuo 780 PV taškų. PV ir CV tas pats. Ir va šitoj vietoj labai svarbu 12% būtent nuo 780. Kodėl tai svarbu? Jeigu jūs tą pačią dieną registruosit dar vieną pionierių mažoj kojoj, arba jūsų partneris padarys tą dieną, jūs gausite jau 6% nuo 780 PV taškų. Ir tai gali būti per dieną neribotai. Ir kada paaugs komanda, jūs pamatysite, kad tai vyksta. Žodžiu, 94, nuo jų 6% per pusę maždaug, ne, nuo 12%. Tai reiškia, jūs gausit 46 eurus už kiekvieną pionierių. Arba 6% nuo likusių taškų. Reiškia, gal jums tą pačią dieną ir dar atsistos bulderis mažoj kojai, tai 360 taškų, tai bus 6%, ten apie 21 euras, ne? Tai ką noriu pasakyti, kad būtent kada jūs esat pionierius ir jau jūsų komanda auga, labai svarbu būti pionierium, nes šitie pinigai, jie negrįžtamai, jie niekur nesikaupia. Ir kiekvieną dieną tų registracijų gali būti daugiau, kada komanda pradeda judėti. Kad neprarasti tų procentų, tai reikia jau tikrai būti pionieriu. Jeigu jūs esat bulderiu, pas jumi vienoj kojoje yra daug taškų ir mažoj kojoje pradedat statyti, tai 11% gausite nuo 360. Ką tai reiškia? Jeigu pas jūs į mažą koją atsistos pionierius, reiškia, iš 780 taškų mes atimam 360, už kuriuos gaunam 11%. Ir už likusius 420 taškų mes gauname tik tai 23 dolerius. Už visus likusius jūs gausite po 5,5. Gal tą dieną atsistos dar bulderis, pavyzdžiui, mažesnė koja, dar prisidės 360 taškų, jūs už juos gausite 5,5%. Vien dėl to, kad jūs esat bulderis. Ir čia paskaičiavau, pionierius, čia dar bulderį pridėjau, tai va čia nuo 2 registracijų jūs tiek gaunat, o čia jau nuo tik vienos registracijos, nes jau automatiškai nuo pionieriaus jums sumažėja komisinis. Suprantat, va, už 360 11% ir už likusius 5,5. Ten, man atrodo, 90 000 apribojimas yra tų PV taškų, o pionieriui jokio apribojimo nėra. Per dieną tų registracijų gali būti daug. Ir galiu pasakyti, kad ateis diena, kada komandos jau išauks, jūs tai labai stipriai pajausite, ant kiek, bet aišku, mūsų partneriai pereina greitai į tą pionierių, bet labai svarbu, nes šitie pinigai prarandami negrįžtamai. Lygiai taip pat, jeigu jūs esat lyderis ir pradėsit kviesti žmonės ir savo paketo dar nesat pasikėlę, tai čia lygiai taip pat iš 780 taškų atimam 90, nes jūs tik tai tiek galite gauti 10%, tai bus 9 eurai, už likusius gaunat jūs tik 5%, tai bus 34,50 eurai. Už 690 taškų jūs gaunat 5%, kai čianai už visus 780 jūs gaunat 12%. Ir jūsų uždarbis 43,50 eurai. Jeigu čia neskaičiuoti šito pridėto,
atimti čia beveik 100, 94, čia 63, o čia per pusę mažiau. Ir šitas komisinis jau šitas skirtumas niekur neužsiseifina, kaip sakau, niekur nenusėda, tiesiog jisai jums neišmokamas yra. Tai mano šiandien dienos mintis buvo, kad jūs suprastumėt, jeigu jūs ateinat čia, išsijunkit mikrofonus. Tai jūsų tikslas turi būti prisijungus, nesvarbu, ir jūs lyderių pradėjot, ar kaip kuo greičiau pačiam tapti pionieriu. Tai tiek šiandieną norėjau parodyti ir galiu pasakyti, kad jūs prisijungdami mūsų komandą į mūsų sukurtą jau sistemą, į visą tą kompanijos struktūrą, jūs tikrai daug tikslų ir svajonių įgyvendinsit. Ir šiandien dienai dar biškai grįžom prie viso to, kaip šitoj skaidriai buvo. Jeigu jūs, kaip aš sakiau, kiek reikia partnerių, ne, kad uždirbti, pavyzdžiui, 1000. Tai atkreipkite dėmesį, jeigu jūs esat pionierius, užregistravę skirtingais paketais žmonės, 3, jūs uždirbat 379. Čia be binarų. Jeigu jūsų, ir, pavyzdžiui, jeigu jūs dešiniai pusiai tą patį padarysite, tai dar prisidės realiai maždaug 7-8 partneriai su skirtingais paketais ir jūsų pirmas 1000 jau bus uždirbtas. Ir negana to, kada jūs nusiperkat pionierių, jūs dalį produktų parsiduodat, pinigai grįžta labai greitai, tai tikrai labai naudinga. Jeigu dirbsite, aišku, šiaip pinigai neteina, jeigu nedirbi. Tai lygiai taip pačiai, jeigu jūs esat bulderis, kiek reikia partnerių, galima pasiskaičiuoti. Nuo 3 partnerių jūs uždirba 302 be binarų. Dar plus prisideda binaras. Tai binaras tikrai labai labai didelis pliusas. Aš labai vertinu, kad kompanijoje yra binaras. Todėl jūs labai lengvai matydami šitus skaičius galite pasiskaičiuoti, kiek jums reikia partnerių. Ir dar galiu pasakyti, jūsų atlygį prisiskaičiuoja ne tik binarus, apie kurį kalbėjom, bet dar prisiskaičiuoja ir partnerių paketo atnaujinimas. Ir jūs jau kaip ir suradot partnerį, su juo padarė darbą, jisai atnaujina paketą ir jūs gaunat komisinį. Tai šiandien tiek ir galiu pasakyti, kad visoje toj mūsų kompanijos jau sukurtoje struktūroje, kur produktas atitinka savo kainą, savo veiksmingumą atitinka ir atitinka labai atlygio planą, kuris svarbu tiem žmonėm, kurie nori dar ir uždirbti. Nes kad tai būtų sinchroniškai viskas apgalvota, tikrai tokių kompanijų reikia paieškoti. Tai ačiū už dėmesį ir iki kito karto. Išplėsime plačiau kituose video.